Troboje prie kelio į Merkinę gyveno ūkininkas Pranauskas su šeima. Jo sūnus Vladas buvo stribas. Todėl partizanai jį nukovė prie pat tėvo namų. Praėjus vos kelioms dienoms po laidotuvių, Pranauskų šeima įsitikino, kartais mirusieji sugrįžta. Panašu, kad parėjo ir Vladas. Ta naktį šeima jau buvo sumigusi, bet pabudo nuo garso. Sunkus metalinis lauko durų kablys atsikabino, o durys su trenksmu atsivėrė. Visi atsikėlė, širdys daužėsi krūtinėse, bet prie durų nieko nebuvo. Jie užkabino duris ir grįžo į lovas. Bet po kelių akimirkų kažkas nematomas tamsoje stvėrė senąjį Pranauską ir išmetė jį iš lovos. Persigandusi šeima išbėgo į lauką ir pasiprašė prieglobsčio pas gimines Vilčinskus. Jų sūnus Vaclovas po daugelio metų ir papasakojo šią istoriją. Pranauskų šeima grįžo namo, bet ramybės nebeturėjo. Naktimis sunkus baldai buvo vartomi lyg žaislai, byrėjo daužomi langų stiklai, nematomi nagai paliko gilius rėžius ant sienų, o bet kuris žmogus, išdrįsęs nakčiai likti name, buvo skaudžiai gnaibomas. Galiausiai žinia pasiekė ir sovietų valdžią. Vieną vakarą kaimo tylą sujaukė motociklo riaumojimas. Atvažiavo 2 ginkluoti stribai, kieti, ciniški vyrai. Tada išsiuntė Pranauskus nakvoti pas kaimynus, o patys, likę dviese, lošė kortomis ir juokėsi iš kaimiečių pasakų apie vaiduoklius. Po vidurnakčio pasigirdo smarkus beldimas į duris. Stribai metė kortas ir griebėsi ginklų. Atidarė duris, už jų tuščia ir tamsu. Bet po akimirkos kažkas nematomas išplėšė ginklus jiems iš rankų ir numetė į šoną lyg šapelius. Tada ėmė stribus gnaibyti ir suėmęs už plaukų tampyti po kambarį. Kieti, ciniški vyrai palūžo. Paklaikę iš baimės, jie čiupo ginklus ir išbėgo į kiemą. Sėdo ant savo motociklo, bet šis niekaip neužsikūrė. Tada stribai pasileido bėgti. Jie parskuodė visą kelią atgal į Merkinę, 6 kilometrus. Ryte sugrįžę, apžiūrėjo motociklą ir pamatė, kad jo bake buvo išgremžta didžiulė skylė. Pranauskas suprato, kad nei valdžia, nei jos pakalikai čia nepadės. Jis nuvyko į Merkinę ir užpirko mišias už savo sūnų. Kitą naktį šeima išgirdo bildesį, o tada pamatė tamsoje švytinti žmogaus siluetą. Jis pakilo į orą ir netrukus išnyko. Nuo tada į namus sugrįžo ramybė. Daugiau tokių istorijų laidoje Ūkanos.